Jūsų dėmesio antroji turnyro kova svorio kategorijoje 67 kg. Bushidos VAT taisyklės 2 raundai po 3 minutės. Ir čia beje pagal Bushidos VAT taisyklės jau kitokios taisyklės. Lietuva ir Latvija. Į mėlyną ringo kampą kviečiamas kovotojas atstovaujantis Kauno sporto klubą Tonusas. Šarūnas Jakubaitis. Šarūnas Jakubaitis, Lietuva. Kaunietis, pirmasis kviečiamas į ringą. Sporto klubas Tonusas, kol kas neišaukinęs nei vieno didžiojo ringo atstovo, bet visada gali būti pirmasis kartas ir kodėl to kovotojų negalėtų būti Šarūnas Jakubaitis, jokios abejonės galėtų būti. Tvarkoma ekipiruoti, kapą, po to šalmas. Ir netrukus išvysime jo priešininką iš Latvijos, Daniką Vesnenoką. Šarūnas Jakubaitis, Lietuva. Gerbiami žiūrovai, jo priešininkas į raudonai ringo kampą kviečiamas kovotojas iš Latvijos. Ladies and gentlemen, red corner fighter from Latvia, Danik Versnenok. Danikas Versnenokas, jūsų dėmesiui netrukus žengsantis į ringą ir bandysantis iškovoti pergalę prieš Lietuvos atstovą. Danik Versnenok, Latvija. Gerbiami žiūrovai, Danikas Versnenokas jau yra ringe ir netrukus kova stovėsenoje, imtynių veiksmai, galima kova parteryje, tačiau kovotojams esant parteryje smūgiai į galvą yra draudžiami. Štai išgirdote taisyklės, kas yra Bushidos VAT taisyklės. Jakubaitis. Labai artimos MMA kovos stiliui, tik tiek, kad parteryje negalimi smūgiai į galvą. Ringo referis Zenonas Budraitis, 2 raundai po 3 minutės. Ir netrukus pirmasis raundas, netrukus šios kovos pradžia. Aukštesnis yra Latvijos atstovas, galime nebejoti, kad jis stengsis laikytis šiek tiek atstumo, stengsis laikytis toliau nuo lietuvio, o neturėdamas kito pasirinkimo, kaunietis bus priverstas artėti prie varžovo ir tokiu būdu siekti atlikti tikslius smūgius. Pats Latvijos nusprendžia, jog būtų visai neprastai perkelti kovą į parterį ir labai pavojingas veiksmas. Štai kaip greit, viščiuko sparnelis ir pati gražiausia šio vakaro kova. Danikas Versnenokas, Latvija, vos per keliolika sekundžių sugeba sudoroti lietuvį Šarūną Jakubaitį ir iškovoja pergalę. Už sprando paėmęs nusivertė savo priešininką Danikas Versnenokas, ir tada buvo vienintelė užduotis atskirti rankas. Ta užduotis buvo įvykdyta labai lengvai. Po 34 sekundžių skausmingų veiksmų pergalę iškovojo. The winner is red corner, Danik Versnenok, Latvija.